prisijungia A medicina kanale. Su jumis aš Dalia Rukienė ir mūsų pokalbiai, kurie įkvepia, keičia ir kuria prasmingą gyvenimą. Ir šiandien kalbuosi su Holistinio ugdymo instituto lektoriumi, su elektropunktūros specialistu Igoriu Opriško. Sveiki. Tai ačiū Igoriui, kad sutikot pasidalinti savo informaciją. Ir pirmas klausimas jums, kas apskritai yra sveikata? O, tai labai įdomus klausimas. Jisai atrodo paprastas, bet jisai antiek platus. Kodėl jisai platus? Todėl, kad istorija šito klausimo yra, tokia, sakysim, tragiška. Žmogus gauna sveikatą nemokamai, kadangi jisai sveikas. Gimsta. Dauguma, sakysim taip. O kai eina link anapilin, jisai jau ligotas. Ir yra krūva ligų. Tai žmonės nuo senų laikų bandė suformuluoti tą savoką, kas yra sveikata. Tai Pasaulinė sveikatos organizacija 48 ar 50 metais suformulavo. Ir tai tokia jinai filosofinė, kad tai yra gerovė, psichinė, fizinė, socialinė ir kaip ir ne apie nieką. 70 metų pabaigoje atsirado toks mokslas, valeologija, apie žmogaus gyvenimo raidą. Kaip keičiasi sveikata, viskas, visa sistema. Ir šito mokslo atstovai prisirišo prie kitokios savokos. Jos esmė yra, kiek žmogus turi rezervų. Tai jeigu rezervų pakankamai, rezervų, kad pergyvent stresą ir tas stresas tave nesužlugdytų. Tai reiškia, tu esi sveikas. Jeigu tu neatlaikai streso ir po streso yra tam tikros pasiekmes, tu negali atsistatyti ir atsiranda, taip sakant, sveikatos nutrūkimai, tai reiškia, tavo sveikata yra prasta. Kaip paprastam žmogui įsivaizduoti, kas yra sveikata? Aš visada sakau savo studentams ir paskaituose tokią analogiją. Įsivaizduokit, jūs turit tam tikrus finansus ir stalčiukė pas jūs yra kažkokia suma. Ir staiga atėjo įvykis ir jums reikalingos būtinos išlaidos. Išėmėt, atidėjot ir po to dingo tie pinigai. Ir jums nuo to, kad dingo ta suma, nieko neatsitiko. Jūsų gyvenimas nepasikeitė. Jūs kaip gyvenat, toliau taip ir gyvenat. Paradot. Eurą, 10, čia priklausomai nuo apsisukimo žmogaus. Tai va čia yra tas pats ir su sveikata. Jeigu mūsų rezervai yra tokie, kad mums tai nebaisu, tai viskas yra gerai. Ir jeigu mes pažiūrėsim tam tikras ekstremalias profesijas, pavyzdžiui, karius, lakūnus, ką ten žiūri? Ten atlieka funkcinę diagnostiką tam, kad pamatyt, koks yra rezervas. Ar jie galės atlaikyti tą stresą ir po to, po jo atsistatyti ir vėl galėtų atlikti. Dabar šiuolaikinė medicina, ją vadina 2.0, jinai to nedaro, prieina prie to tik tai kritiniais atvejais. Kai sako, reikia atlikti funkcinę diagnostiką. O tai paprastai yra ta momentinė diagnostika. Atėjo tam 1, 2 ir viskas. Bet viskas keičiasi ir, sakysim, JAV jau atsirado medicina 3.0, kur žiūri tos funkcinius pasikeitimus, funkcinė diagnostika ir su prognoze, kas bus ateity. Su prognoze dar įdomesnis dalykas, irgi susijęs su sveikata. Jeigu paimt šiuolaikinį sveikatos modelį, koks jis yra, ir tos tyrimus ir prognozę, tai yra 10 metų. 10 metų prognozuojama sveikata į priekį. Tai įmanoma? Taip, tai, ką daro dabar, tie protokolai, viskas yra maždaug tokie. Tokiam laikotarpiui. Sveikatoj, medicinai 3.0, prognozės yra 30 metų į priekį. Paklausit, kodėl toks skirtumas? Dėl ko? Dėl to, kad mūsų gyvenimas pasikeitė, mes pradėjome gyventi ilgiau. Ir tas amžius, kada sveikatos pasikeitimai įvyksta dėl natūralių biologinių pasikeitimų, jisai
prailgėjo, mes turim tada dirbti. Ir jeigu anksčiau buvo, kad kem 5 metų, jeigu mes paimam žmogų, po 10 metų jisai dažniausiai išeidavo į pensiją. 55 plus ten kažkiek tai. Ir principė darbo rinkai jisai jau neįdomus. O jeigu žmogus neįdomus darbo rinkoje, niekas neusiminėja studijom, kaip bus jo sveikata ir kaip jis reikia sveikatinti. Dabar, dėl to, kad mes ilgai gyvenam, situacija pasikeitė. Pažiūrėkit, koks yra pensinis amžius dabar Lietuvoje. 65. Girdėjau, kad Danijoje nori priimti įstatymą, kad bus 70. Ir tai ne taip savo. Dėl mažo gimstamumo čia priežastis yra krūva visų. Tai reiškia, kad sveikatos prognozę reikia daryti jau ne 10 metų į priekį, kai yra 40. O visai kitos prognozės. Ir vat, dėl to sveikatos savoką reikia keisti. Reikia ne tik tai, kad gerovė dabar, o kokie yra rezervai ir kaip tu juos galėsi perkelti į ateitį. O kaip tos rezervus išlaikyti? O, tai čia yra daug visko. Tai kadangi mes nesam tą 1-0 sistemytę, kaip kompiuteriuose, viskas ten taip ar ne. Nors yra ir kita sistema, 3, 1, 2, 3, tokia sistema, trijetinė. Nu, bet tam, kad tą reikia sistemingai kažką daryti, daug ką keisti. Ir čia yra toks mums iššūkis, todėl, kad mes to nežinom. O kodėl nežinom? Todėl, kad mūsų močiutės taip negyvena. Ir tie įpročiai šeimininiai, tie algoritmai gyvenimo, kokie atėjo pas mus, jie nepritaikyti tokiam gyvenimui. Žiūrėkit, kaip mūsų formuojasi gyvenimo būdas. Vaikystėj mes matėm, kad močiutės, seneliai išeidavo į pensiją pakankamai anksti ir pas mus ten užsisuko. Kad va, bus va taip. Ir kai mus mokino, mokykloje, po mokyklos, aukštoji mokykla, tai mes matėm, kaip jie gyveno ir pas mus tenai užsifiksavo elgesio modelis. Bet tas modelis skirtas trumpesniam gyvenimui. Ir jisai neskirtas tam, kad kai bus 50, tu turėsi konkuruoti su tais, kuriems yra 35. Kas yra dabar darbo rinkai. To, kad toks iššūkis jau yra dabar, po 5 metų bus dar didesnis. Ir dėl to mes turim naujai mokintis, kaip būti sveikais. Ir tas mokslas, jisai darosi aktualus, kai yra maždaug nuo 40. Todėl, kad iki 40 gamta padarė viską. Kad žmogus, jeigu jisai ten specialiai save negadina, arba taip įvyksta dėl kažkokių įvykių, nu tada sveikata plius minus yra gera. O po to, po truputį eina. Nu, mes matom, kad dantukai byra, akinukus užsideda, pradeda byrėti kauliukai, taip sakant, stuburas, ten laikas nuo laiko jau atsiranda skausmai. Tada, kai 30 plus iki 40, to nieko nėra. Taip, tai tada klausimas, tai ką turi po 40 jau tokio daryti? Žmogus turi padaryti, grubiai tariant, savo ekspertizę, kai jisai gavo iš tėvų, kokia yra dabar jo situacija, savo vidinį auditą. Ir priimti sprendimą, ką aš turėčiau keisti savo gyvenimo būdą. Prie to, kokį modelį aš noriu turėti, koks aš būsiu po 20-30 metų. Kad aš galėčiau su ta situacija, kokia yra dabar, tenai būti toks, kaip aš noriu. Bet tai šitą auditą jis turėtų daryti jau kaip 40 metų sulaukę? Maždaug. Todėl, kad anksčiau tai dar gamta daro. Dar hormonai aukšti, jie sugeba daug ką kompensuoti, o po to prasideda tas sisteminis kritimas. Ir tada reikia jau žiūrėti. O turit patirties, kaip tai padaryti, kaip šitą auditą atlikti? Jo, auditą susidaro iš, jeigu dabar žiūrėti šiuolaikinę situaciją ir kas buvo ten prieš 10 metų, tai pas mus dasidėjo prie, sakysim taip, parametrų, dasidėjo dar vienas. Mes turim įvertinti
socialinę komponentą. Tai absoliučiai nauja, ko anksčiau nebuvo. Ir ta komponenta atėjo po COVID-o, kai žmonės buvo priversti ženkliai mažiau bendrauti. Ir tai yra viena iš keitamųjų, kuri yra kritinė vyresniam amžiuje. Kodėl? Todėl, kad mūsų galva, mūsų bendravimas arba stimuliuoja, arba slopina. Ir jeigu mes nebendraujam, o bendravimas turi būti gyvas, ne iliuzija su telefonu, kada ten gali būti avataras arba kompiuteris, o kada mes jaučiam žmogų. Mes jo kvapą, jo kūno elgesį, mes, taip sakant, yra taktilinis. Ir tai duoda mūsų smegenims informaciją ir mes pradedam dirbti taip, kaip turi būti. Mūsų galva pradeda dirbti. Jinai priversta. Todėl, kad mūsų smegenys visą laiką prognozuoja ateitį. Kas bus po sekundės? Jūs žiūrite mane ir jūs galvojate, aha, va, koks jisai bus. Žiūrovai irgi tą patį galvoja, o, ką jisai čia pasakys. Mes visą laiką prognozuojam ateitį, net negalvodami. Ir ta prognozija yra dėl vienos pagrindinės priežasties. Evoliucija padarė, kad mes norim išgyventi. O jeigu norim išgyventi, turim prognozuoti. Kad prognozuoti mes turim turėti resursus, kurie bus reikalingi rytojui. Tai jeigu mes nebendraujam, mūsų smegenys negauna tam tikrą krūvį, ką galvoja smegenys? Energetinė viduj sistema, toks didysis kontrolierius. Visais laikais jisai žinojo, kad energija yra deficitas, kadangi maisto trūkdavo ir taip toliau. Tai jeigu yra iš išorės ateina deficitas, gresia, o vidinė sistema nedirba, nereikia energijos. Nu ką reikia su ja daryti? Išjungti. Taip vyksta su raumenim. Jeigu raumenį neįdarbini, jisai degraduoja iki tam tikro minimumo, koks bus jo įdarbinimas. Tai tas pats darosi ir su smegenim. Smegenis po truputį tam tikros zonos degraduoja. Kaip degraduoja smegenis, iš karto ateina signalai į apačią, aha, reiškia, nereikia tiek judėti, nereikia to bendravimo. Jeigu nereikia tiek judėti, nereikia to bendravimo, reiškia, nereikia tiek valgyti. Ir viskas taip eina į apačią. Po to ateina, įvykis, atskrido virusas. Kūnas turi labai žemą energetiką, labai blogai pasiruošęs, neturi resursų atsakui, imuninė sistema. Ir viskas, ir tai... Taip bendravimas gali net imuninė sistemai padėti. Taip, taip. Ir buvo atliktos studijos Kaukaze, kur buvo stebiamos moteris. Buvo labai įdomi situacija. Reiškia, moteris buvo, Kaukaze ten yra šeimos. Šeima, yra mama, yra aplinkui vyrai, vaikai ir viskas taip aplinkui šeimą. Ir visos moteris maždaug nuo 55, jeigu neklystų, jos turėjo viršsvorį, turėjo cukraligę ir krūvą ligų visų, susijusios su tuo, kad jos visą laiką valgo, ruošia maistą, va tokios didelės. Ir palygino su to pačio amžiaus, su ta situacija, su moterimis, kurios gyvena kitam regione. Ir jos buvo bendrai sveikesnės. Kodėl? Todėl, kad ta šeiminė aplinka, tas bendravimas, jos buvo reikalingos. Ir jos žinojo, kad nesvarbu, kad čia kažkiek tai skauda, bet aš turiu ten maistą pagaminti, dar tenai kažkam ten patart, ten pastrainti ir taip toliau. Ir tai yra darbas. Labai nematomas, bet jisai iš tikrųjų yra darbas. Jūs žinot, kaip name ūkis, kiek jisai reikalauja. Tai nėra didelio intensyvumo, bet pastoviai reikia tas, multitouch taip vadinamas. Tai pasirodo, tokie impulsai padarė tai, kad tos moteris pragyveno ilgiau negu kitam regione, kurios gyvendavo su vyru ir viskas, o vaikai išvažiavo. Tai išeina, kad smegenys tą duoda. Taip. Girdėjau jūsų pristatymą apie dirbtinį intelektą. Ir žinau, kad domitės ir esat paruošęs seminarą apie tai, kaip dirbtinis intelektas veikia mūsų smegenis. O, čia labai įdomi tema. Aš ją pradėjau domėtis prieš keletą metų. Atėjau į šitą temą visai iš kitur.
iš medicinos. Ir ypatumas šitos temos, kaip pat aš dabar pamačiau, tai yra tame, kad pas mus vyksta tam tikra kognityvinė klaida. Kognityvinė klaida tai reiškia, mes galvojam vieną, iš tikrųjų yra kita. Tai turbūt grįšim prie to, kas yra dirbtinis intelektas. Ten intelekto nėra. Ten yra programa. Jeigu mes išversim pavadinimą iš anglų kalbos teisingo, tai didelis kalbinis modelis. Prie ko čia intelektas? Tai kalbinis modelis, tai reiškia pagal tam tikrus matematinius dėsnius, kurie susiję su statistika, tas modelis atrenka iš didžiulės duomenų bazės kažkokią informaciją, kurią jisai vertina, kad jinai atitinka tikroviai pagal jo reikalavimus. Tai čia mes einam į matematiką, kadangi turiu inžinerinį išsilavinimą, su matematika man labai paprasta. Tai truputėlį mes iš sveikatos į matematiką, kad suvokt. Tai matematika vertina tikimybę, kad atsakymas yra teisingas pagal esamą duomenų bazę. Ir čia iššūkis pagrindinis yra tame, kokia kokybė informacijos yra duomenų bazėje. Ant kiek jinai patikrinta. Ir jeigu jinai patikrinta, tai tada, kaip ir atsakymas bus teisingas. Bet jeigu įkišta visa informacija, kokia yra pasaulyje, ir tas yra jau nustatyta, kad 5 generacijos ChatGPT prasidėjo gliukai, kai jisai pradėjo naudot kaip teisingą informaciją pusiau melagienas iš socialinių tinklų. Čia spalio mėnesį buvo straipsnis. Reiškia, Teksaso universitetas darė studijas. Pasirodo, melagienos ta sistema įvertina kaip teisingą informaciją. Ir dėl kokios priežasties? Sistema vertina informaciją teisingą ar ne, ne taip kaip žmogus. Vertina taip. Jeigu yra klikai ir pasakyta taip patinka, reiškia sistema vertina, kad tai yra teisinga. Automatiškai. Tai jeigu yra kažkokia nesąmonė, kuri tiesiog yra linksma. Supratau. Tik tokia. Ir ten bus milijardas klikų. Tai sistema pasakys tiesa. Ir čia mes susidurėm su naujų iššūkiu, kurio anksčiau nebuvo. Tai susijęs su kritiniu mąstymu. Kodėl aš sakiau apie smegenis? Kadangi kritinis mąstymas tai ypatumas mūsų, tuo mes skiriamės nuo gyvūnų, kad mes mokam sugretinti tuos dalykus, kurie yra nesugretinami, ir įvertinti, kaip ten atliekama, tai niekas negali pasakyti, bet mes pagal tam tikrą algoritmą tą padarom ir pasakom, aha, čia arčiau tiesos, o čia toliau tiesos. Principe, prisiekusiųjų teismas ant to pastatytas. Sėdi žmonės prisiekusiai, jiegi ne juristai. Jie iš bendro išprusimo sako, aha, į tą pusę ar ne tą, o po to jau teisėjas sako, ant kiek kaltas ir taip toliau. Ir čia tas pats. Viską tą padaryti ir aprašyti matematiškai neįmanoma. Yra toks variantas, jį vadina bendras dirbtinis intelektas, taip jį galima būtų pavadinti, kuris galėtų suvesti viską. Bet išaiškėjo, kad šitą sistemą neįmanoma padaryti. Ir buvo yra tokie 2 testai, kaip galima įvertinti, ar ta sistema yra intelektas ar ne. Pirmas testas yra Turingo testas. Tai yra apie 50 metus matematikas sugalvojo tokį testą, kad jeigu žmogus dialogė su mašina nesupranta, kad ta mašina yra mašina, tai reiškia, ta sistema jau pasiekė žmogaus lygį. Tai 17 metais Google'as padarė chatbotą, kurį išbandė vienam grožio salone, kur skambino klientai
klientai, 7000 klientų skambino ir jie negalėjo atpažinti, kad su jais bendrauja programa. Tai principė Turingo testas, kaip ir praeitas. Tada atsirado kitas testas, kurį sugalvojo Steve'as Wozniakas, žinot, jisai ne Steve'as turbūt, Jobso, taip sakant, kompanionas, kurie sukūrė Apple. Ir tas testas, jisai labai juokingas. Mums žmonėms, bet mašinai tai yra labai sudėtingas. Padaryti puodelį kavos nežinomai patalpoje. Žmogus ateina į bylę kokią virtuvę ir jeigu reikia padaryti kavos, iš karto, spintos, taip, viskas paprasta. Mums. Bet jūs pagalvokit, kiek reikia aprašyti algoritmų mašinai, kad reikia patikrinti visas spintas pagal tam tikrus parametrus, kad ten turi būti dėžutės dar kažkokios. Po to ir čia atsiranda tokia virtinė, taip ne, kad pasirodo neįmanoma suprogramuoti, bent kol kas. Tai va čia yra dirbtinis intelektas. Ir dabar yra hypas finansinis, kaip ir su daug ko būna, kada renka pinigus tam, kad daryti tą sistemą, kurti ir taip toliau. Kokia jinai bus, pamatysim. Yra pliusai, kad specializuotos programos yra labai geros. Čia aš sakiau apie neigiamus, bet specializuotos yra labai geros. Jeigu padaro su tam tikrų tikslų, pavyzdžiui, žiūrėt odos navikus. Įkišo visas nuotraukas, kokias įmanoma, aprašė ir taip toliau. Ir sistema pakankamai tiksliai nustato. Ir tai yra didžiulis pagalbininkas žmogui. Ir čia mes turim naują iššūkį. Jūs prieš laidą manęs klausėt, sidabrinis apie intelektą. Tai va čia mes turim iššūkį susijęs su mūsų intelektu ir su sveikata lygiagrečiai. Kame? Šuo pakastas. Tame, kad mūsų smegenys mėgsta tinginiauti, kadangi darbas reikalauja energijos. Jeigu mes visą laiką gaunam lengvą kontentą, ar kur yra paprasta, pas mus įsijungia tos zonas. Ir įsivaizduokit. Mes pradedam naudoti savo darbe tokius pagalbininkus, kurie praktiškai viską daro. Reikalinga kvalifikacija. Turbūt reikalinga, kad sudėliotų jam tuos darbus, kaip daryti. Atėjo žmogus, nufotkinai ir tau iš karto duoda atsakymą. Tai ką mokytis? Mes tą fenomeną matom dabar su influenceriais. Kinijai nuo naujų metų išėjo įstatymas, kad nuo naujų metų medicinos teisės ir ekonomikos srityje influenceriai turi turėti aukštą išsilavinimą. Specializuotą. Kodėl? Todėl, kad jeigu žmogus be išsilavinimo pradeda daryti ekspertizę, tai kokia jinai? Čia tas pats, bet iš kitos pusės. Jeigu žmogus visą laiką gauna lengvai, jisai po to nemoka daryti ir jisai nemato tikslo mokytis. Labai paprastas pavyzdys. Šiuolaikinis jaunimas ir daugybos lentelė. Mes senais laikais mokykloje ją kalėm. Ir mes dabar galim tą puikiai padaryti, jeigu nėra kalkuliatoriaus. Taip, ilgiau galbūt tenai galvosim, rašysim, jiems tai bus iššūkis. Jie nemoka. Jie priprato tenai. Dingo. Tai jeigu dingo tos kompetencijos, smegenys susitraukia ir nedirba tos zonos, kai tau yra 20, kas bus, kai bus 30, tai atitinkamai, kai bus 40, tos smegenys jam nesakys ir jisai nesupras, kad reikia rūpintis savo sveikatą. Ir jisai bus toks vartotojas, kuris viską pirks. Tai jeigu mes norim, kad žmogus būtų sveikesnis, jisai turi, kaip aš vadinu, užsiimti savo skaitmeninę sveikatą. Tai laikas nuo laiko daryti pauzės. Čia kaip protarpinis badavimas, kažkas tai panašaus. Tada mūsų
centrai galvos atsistatinės, kadangi gaus užduotis. Labai paprastos, bet kurios žemiškos, sakyčiau taip. Vėl atsiras tam tikros kompetencijos, pajausim gyvenimo skonį, pašnekovus, kad jie pasirodo, turi skirtingas nuomonės ir taip toliau. Ir su jais yra įdomu bendrauti, ir sudėtinga, ir tai yra iššūkis. Tai ir čia paskatinimas gyventi ir būti sveikam. O sakykit, kas kiek tas pauzes reikia daryti, kad išlaikyti sveikatą? Tai aš galvoju, kad principai idealu, kad mes kaip žmonės suprastume, ant kiek mes įsikišom į tą skaitmeninį gyvenimą, virtualų. Tai paprastam reikia padaryti ekspertizę, pažiūrėti telefoną, kiek jūs būnat tenai. Ir kiek yra su darbais, o kiek yra, nežinau ką daryti. Ir tada būsi telefone. Pažiūrėkit, kiek savo laisvalaikio, be turinio, bet tam tikro tikslo sėdit prie kompo. Tai geriau tą laiką eit pasivaikščiot su draugais, su gyvūnais, pasportuot, į pirtį nueit. N visų yra procedūrų. Atsigert skanios arbatos su draugais ir pabendrauti. Tai iš karto išeina skaitmeninis detoksas. Labai paprasta. Tai ką žmonės šimtmečiais darydavo. Bet mes to nedarom, o dėl to padarom sąlygas, kad greičiau degraduotume. Ir tų naujų psichinių ligų, kurios eina su psichinė sveikata, atsiranda vis daugiau kaip tik nuo to, kad smegenys visą laiką perkrautos, plus dar mityba, kurios pagrindas angliavandeniai dar paskatina. Ir išeina, kad sveikata bendra pradeda kryst dėl to, kad tas organas, kuris turi mus vest ten, kur reikia, kad būti sveikiems, jisai puikuojasi, kad va čia yra faina, kad pagrindinis... Nieko nereikia daryti. Nieko nereikia daryti, pagrindinis iššūkis, kaip čia užsakyti maistą, kad atvežtų. Bet tai malonu. Jo, bet jūs pažiūrėkit, kas atkeliauja. Čia jau kitas klausimas. Tai jeigu jūs, taip sakant, tokią analogą padaryti, automobilius turbūt visi žino, yra dizelinas, yra benzinas, tai jeigu jūs paimsit ir į benziną dapilsit dizelino, ar važiuos automobilis? Aš galvoju, nelabai. Tai aš nesakau, kad visos tos greitas virtuvės yra tokios, bet principe skirtumas tarp to, ką pagamino šeimininkė ar šeimininkas, jokio skirtumo. Ir tas, kas atkeliauja, yra milžiniškas. Ir Igor, šnekėjot apie intelektą, užsiminėt sidabrinis, kristalinis. Kas tai yra apskritai, kaip suprast? Apie intelektas, tai ta savoka, jinai susiję su mūsų smegenų raida ir darbo ypatumais. Tai galima pasakyti, kad yra du periodai tokie. Vienas periodas, kada, net trys. Pirmas, tai kada mes augam ir formuojasi viskas, tai maždaug iki 20-28 metų, tai yra pikas. Ir po to prasideda tam tikra biologinė degradacija. Tai jeigu apie darbingumą, tai mūsų smegenys moka labai greitai apdoroti informaciją ir priiminėti sprendimus, maždaug taip eina kažkur 35-40 metų. Ir tai mes matom pagal tam tikras sporto šakas ir viena iš jų tai yra šachmatai. Jeigu mes pažiūrėsim šiais laikais pasaulio čempionus, tai jų amžiaus kažkur tai yra 28, 9, toksai. Jeigu mes pažiūrėsim Nobelio premijų laureatus, kada jie padarė premiją, ne kada gavo, taip sakant, yra skirtingi. Tai irgi kažkur tai prasideda nuo 28, bet kai dabar yra sudėtingos technologijos, tai jau grupės, tai jau vyresni ten 30, iki maždaug 35. Bet anksčiau buvo iš viso ten virš 20. Tada mūsų pas žmogų tiesiog smegenys labai greitai viską daro. Ir mes puikiai tą žinom. Pagal save žinau. Nuo 40 pradeda dominuoti, ten kreivės eina, viena taip. Hop, po truputį eina į apačią. O nuo maždaug 40 pradeda dominuoti ir
apie 50, ten 60 eina į viršų ir pasideda toks plato ir eina ten toliau. Tas taip vadinamas sidabrinis intelektas, kuris yra lėtesnis ir jisai susijęs su patirtim. Ir tai yra tos savybės mūsų smegenų, kai sukaupta informacija per gyvenimą, darbo, įvykių ir viską sugeneruoja, kažkaip tai supakuoja ir žmogus tada priiminėja sprendimus. Ir šią temą buvo atliktas savotiškas eksperimentas, studijos, palygino lakūnus, kurių amžius yra apie 60 metų ir apie 30. Ir pažiūrėjo, kiek yra avarijų, tų nelaimingų atsitikimų vienoj grupėje ir kitoj. Išaiškėjo, kad saugumas yra vienodas. Panašu, jokio skirtumo. Bet vyresniai grupiai, taip sakant, buvo mažiau gedimų technikos, jie numatė, kad gali būti. Ir visi keleiviai buvo didesniam komforte. Tai išeina, kad jaunas žmogus, jisai moka greitai priimti sprendimą, bet jisai ne visada gali būti komfortiškas, bet dėl, ne taip savo kariškiai. Visi jauni. Todėl, kad reikia greitai priiminėti sprendimus šitą. Tai, o kai atsiranda strateginiai sprendimai, pažiūrėkit, visi generolai, dažniausiai apie 50, 40 plus. Antras pasaulinis karas, žiūrim biografijas, praktiškai visi karžygiai nuo 40. Kadangi jau reikia gabumų ir tokių, ir kad būtų sveikata. Ir va čia atsiranda iššūkis vyresniam amžiui. Koks? Tu turi sukaupti patirtį, tai yra biblioteka. Biblioteka tai nereiškia, kad galvoje, ne Google, tu turi ten, kad liktų žinios. O žinios tai neperskaitai, tu perskaitai ir padarai analizę. Analizė tai su kuo nors bendrauja ir jisai prieštarauja. Sako, o netikiu. Ar dar kažkaip tai. Ir tu bandai jam paaiškinti. Kaip paaiškini, pas tave susiformuoja kažkoks modelis tos informacijos. Ir čia jau žinios. Tai va tokių žinių bagažas turi atsirasti. Čia yra, sakysim taip, vienas taškiukas. Antras taškiukas. Mūsų kūnas turi būti tokioj būsenoj, kad kraujotakos sistema galėtų duoti tiek kraujo su maistingom medžiagom, kad mūsų smegenys dirbtų. Kodėl? Jeigu bus užkimštos kraujagyslės, neateis. Insultas gi nuo ko? Užsikimšo ir atsijungia zona. Tai išeina, kad be vienos kompetencijos, kad turi gauti biblioteką, turi būti gera šita sistema, kuri aprūpina tave. Kraujukų, kad jisai ateitų tenai. Gerai, mes turim tą sistemą, bet mes turimgi tenai duoti kūrą, o kūras tai yra maistas. Tai reiškia, mes turim mokėti virškint, įsisavinti maistą, kad jisai ateitų tenai, kad mes galėtum dirbti. Išeina, kad tos vienos bibliotekos neužtenka. Reikia ir kitų sistemų, kad jos būtų darbingos, galėtų aprūpinti mūsų smegenis. Ir čia dėl smegenų darbingumo buvo atliktos labai įdomios studijos, prie kokio pulso daugiausia gauna kraujo mūsų smegenis. Tai pulsas yra, jeigu aš neklystu, apie 82% nuo maksimumo. Ir ten kreivė eina taip. Reiškia, maždaug iki 82 pakyla, 82 maksimumas, bet kai tik tai pulsas padidėja, tai kreivė krenta. Tai yra, smegenys pradeda gauti mažiau kraujo, kadangi iššūkiai ateina jau kitiems kūno dalims, kadangi jos turi dirbti. Jau tada darosi smegenys netokios svarbios. Ir jeigu mes pažiūrėsim, kaip mes judam istoriškai, tai principe medžiotojas, kuris bėga vidutiniu tempu, pulsas kažkur tai 80%. Ir jisai kažką tai mato, jisai turi greitai priimti sprendimą. Tai evoliucija padarė taip, prie tokio pulso bus geriausias darbingumas. Smegenys tada geriausiai dirba. Viskas numatyta. Viskas numatyta. Tai buvo eksperimentai
gamtagi dirba ne 10 metų, jau ten kiek milijonų. Nu, kas neišlaikė, kažkas suvalgė, taip toliau. Nu, vaikų nebuvo, palikonių. Taigi viskas eina su genetika. Palikoniai liko tik tai tų, kurie buvo tokie. Sugebėjo išlikti. Jo. Gerai, tai ačiū labai už pokalbį, Igoriui, už tai, kad dalinasi, kaip mums toliau gyventi su dirbtiniu intelektu, kaip mums su juo komunikuoti ir kaip jis gali komunikuoti su mumis. Tai ačiū Jums, kad žiūrėjot ir jeigu Jums šitas pokalbis bent truputėlį surezonavo ir pasirodė įdomus, pasidalinkit su kitais arba paspauskit like, tai palaikydami mūsų bendruomenę A-mediciną. Tai ačiū Jums ir iki kitų susitikimų. Iki.